Sveiki visi, šiandien kalbėsimės tema, kuri atrodo labai svarbi, bet kartu ir miglota tokia – demokratinė kultūra. Kas tai yra? Kaip mes ją naudojam kasdien? Kaip išmokti būti ne tik gerų piliečių, bet ir geresnių pašnekovų, diskusijų dalyvių, bendruomenės narių. Ir kodėl kai kuriems žmonėms visą tai atrodo neįdomu arba net nepasiekiama. Su mumis šiandien Paulius Godvadas, sociologas, edukatorius, vienas iš demokratinės kultūros mokyklos programos dėstytojų. Žmogus, kuris padeda suprasti demokratiją visai kitaip, ne kaip kažką nutolusio ir biurokratiško, o kaip kasdienį mūsų gyvenimo įrankį. Padeda suprasti, kad demokratija nėra tik apie politiką ar balsavimą, bet ir apie mūsų mokėjimą kalbėtis, kritiškai mąstyti ir įsitraukti savo bendruomenės gyvenimą. Taigi, labas, Pauliau. Labas. Ačiū labai, kad sutikai su manim pakalbėti. Šiandien mes jau nemažai prisibendravom visą dieną, kaip tik ir dalyvavom demokratinės kultūros mokymuose. Tai iš karto ir pradėsiu, tas paklausiu, tai kas yra ta demokratinė kultūra ir kodėl ji nėra vien tik apie rinkimus ir politiką? Aha, aš klausiausi, jau galvoju iš vis, kaip čia, jeigu norim auditoriją nuskriausti, tai reikia abu tuos žodžius šalia panaudoti – demokratija ir dar kultūra. Galvoju, jinai šiaip įprastai suprantama labai abstrakčiai, tai dėl to man atrodo tokia miglota ir tolima, netikra, teorinė ir nuobodi ir paini ir taip toliau. Šiaip demokratinė kultūra, aš galvoju, jeigu ūkiškai mėginti kažkaip ieškoti, tai yra mūsų įpročiai gyventi, dirbti kartu, tartis kartu, spręsti kartu. Tik tai viską tą daryti ne paprastai ar mėgėjiškai, o tą daryti demokratiniu būdu. Ir šitam yra būdinga visa eilė, demokratiniai kultūrai yra būdinga visa eilė. Aš turbūt pradėčiau nuo to, kad tam tikrų vertybių ir nuostatų, pavyzdžiui, manymas ir nuostata, kad visi žmonės turi būti vienodai žmonės. Kitaip mes bendraujam, bet bendraujam nedemokratiškai. Jeigu mes demokratiškai bendraujam, mes turim laikyti visus žmonės nuo nieko nepriklausomai vienodai žmonėmis. Ir jų be abejo yra daugiau tų nuostatų, vertybių, ten, sakykim, lygybė, sakykim, dialogas, sakykim, lygiavertiškumas, teisingumas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir savo ruožtu man taip atrodo, ir ne tik man vienam taip atrodo, kad demokratinė kultūra yra ir tam tikrų gebėjimų rinkinys. Tai yra vienaip ar kitaip žmonės, kurie ilgesnį laiką pagyvena demokratiją, mokosi, įgyja tam tikrų gebėjimų. Pavyzdžiui, mąstyti kritiškai, veikti iniciatyviai, palaikyti vieni kitus tam tikrų būdų, saugoti tam tikras institucijas, įpročius ir procedūras ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra ir gebėjimas, ir tam tikras įpročių rinkinys viename. Ir man atrodo, jis pasidaro įdomus, prasmingas ir mielai apie jį žmonės pradeda kalbėti tada, kai mes jį pradedam atpažinti, tokioj, kaip čia pasakyti, visiškoj kasdieniai buity. Štai kalbuosiu su kaimynu. Tai tą irgi galima daryti labai paprastai, galima daryti kaip nors grubiai, o galima daryti demokratiniu būdu. Ten, nežinau, klasės tėvų susirinkimas vyksta mokykloje, irgi tą galima daryti labiau demokratiniu būdu. O kas tas yra labiau demokratinis būdas? Kada mes praktiškai, iš tikrųjų, pritaikom ir laikomės tam tikrų vertybių ir tam tikrų principų. Ir jau yra baigtinis sąrašas. Tai aš kelis minėjau, lygiavertiškumo, dialogo principo, kad mes laikomės tam tikro sutarimo, mažiausiai kažkokioj diskusijos daly statusai nebus svarbus, paskui galbūt bus svarbus. Toliau, kad mes turim sutartas procedūras, kaip priimsim sprendimus ir būtent taip juos priimam, o ne kokiais nors kitokiais būdais, pavyzdžiui, manipuliacijom ar dar kaip nors. Toliau, kad mes šnekėdamiesi laikomės pagarbos vieni kitiem, skirtingai vieni kitų patirčiai ir taip toliau. Šiaip, jeigu šitokiu kampu mes kalbam, demokratinė kultūra nėra tik jaukus ir pūkuotas reiškinys, tai yra ir sunkus reiškinys, nepaprastas reiškinys. Šitą gebėjimą kasdieniam gyvenime plačiai taikyti nėra labai paprasta. Jis, man atrodo, to ir žavus, kad jis nėra labai paprastas. Totalitarizmas yra labai paprastas. Jėgos diktatas yra labai paprastas. Ten viskas labai paprasta, kas stipresnis, to tiesa, viskas. Kaip pasakė, taip ir darai. Jo, kaip liepta, taip darai. Aha. Nieko čia tau mąstyti nereikia. Tai išties demokratija yra sudėtingesnė ir čia ir yra jos žavesys
ir jos galia. Nes šitas nepaprastumas turi savo šalutinių poveikių labai svarbių. Yra tokia nedidelė ekskursija, jeigu padaryti, yra toks epizodas, labai gražiai aprašytas Česlovo Milošo, kuris lygina, ko gero, labiausiai sovietinį įsivaizdavimą apie tvarką ir jį, kaip čia pasakyti, lygina su vakarietišku demokratiniu įsivaizdavimu apie tvarką. Ir jisai naudoja tokią metaforą, aprašo šitą per labai taiklę metaforą. Jisai sako, gana daug žmonių įsivaizduoja demokratiją kaip tokį, reiškia, netvarkingą, kreivą plaustą, ant kurio krūva skirtingų žmonių, visi į skirtingas pusės kažką daro. Ir jisai visas toks gąsdinantis, chaotiškas, neaiškus, triukšmingas, nesklandus. O čia pat įsivaizduoja tokią, ypač diktatūrinę galios tvarką, kaip kažką labai surikiuoto, tvarkingo, kur yra aiškios ašys, kur visi labai darniai įrėsi, čia labai viskas... Čia man taip iškart matau, kaip tie baidarininkai, sportininkai per varžybas plaukia. Kur viskas atidirbta, atšlifuota, iš anksto aišku. Ir Milošas tęsia tą metaforą, sako, bėda yra tik tai štai kame, kai pirmasis plaustas, tas netvarkingas, užplaukia ant neramumų, reiškia, į rėvą patenka ant akmenų, jis kažkaip sėkmingai praplaukia. O antrasis plaustas paprastai dar neina į dugną. Ir čia yra demokratijos šalutinis poveikis. Demokratinis veikimas kuria atsparumą. Žmonės, kurie įpranta, išmoksta, sugeba kurti ir palaikyti ir gyventi demokratinėje kultūroje, tampa atsparesni. Jie tampa atsparesni išorinėm manipulacijom, jie tampa atsparesni nelygybei, jie tampa atsparesni visai eiliai socialinių iššūkių, kaip pavyzdžiui atskirtis, nes lygiai tie patys gebėjimai yra reikalingi ir visai kitiem dalykam, empatijai, geriau suprasti vieni kitus ir taip toliau. Tai šitai duoda papildomą efektą. Tai iš ties demokratinė kultūra yra sudėtingesnė ir tame yra jo žavesys ir jos galia. Tai man irgi nauji labai buvo tie terminai tokie kaip tolerancijos, neapibrėžtumo tolerancija, paskui dar vienas toks, kritinis mąstymas, gal ir nebuvo nauja savoka, bet ypač daugam kliūna žmonėm neapibrėžtumo tolerancija. Tai va tas ir yra, kaip ką tik mes kalbėjom, taip, kai tu nežinai, kas dedasi, kartais, taip. Ir net gal ir negali pakęsti tos būsenos, bet tame būdamas tu įgauni tų tokių gal esminių, pagrindinių išgyvenimo įgūdžių, netgi gal sakykim, galim taip užvadinti. Tai kokie dar tie įgūdžiai, pavyzdžiui, būdingi, kurių reikia demokratinės kultūros, gal būtent va šiais laikais, šiomis dienomis? Neapibrėžtumo toleravimą aš irgi traukčiau į sąrašo patį viršų. Tai yra ir kaip įgūdį, ir kaip netgi tokia bendresnė nuostata. Nes ką reiškia neapibrėžtumo toleravimas, tai reiškia, kad aš sugebu būti ir veikti savarankiškai situacijose, kurios nėra iki galo aiškios ir gal net niekada tokios nebus. O tokių situacijų kasdieniam gyvenime yra pilna, kur mes nežinom, kaip iš ties bus. Aš galiu nuspėti kažkaip, aš galiu kaip nors tikėtis, ko nors norėti, bet negaliu žinoti, kaip iš ties bus. Viena dalis. Kita dalis lygiai taip pat, kai mes su šita nuostata susidurėme su situacijom, kurios neturi vieno paprasto akivaizdaus sprendimo. Arba iš vis jokio sprendimo neturi. Kur susiduria kažkokios prieštaros, sakykim, faktas, kad dalis žmonių nori turėti didelės pajamas, gali jas turėti, su faktu, kad dalis žmonių negali tokių turėti ir šitą prieštarą kuria nelygybę. Kaip ją spręsti, niekas, tiesą sakant, iki galo nežino. Yra visokių idėjų kaip ir yra visokių bandymų ir praktikų, bet kažkokios vienos akivaizdžios pamatuotos iki galo aiškios tiesos, kuri tikrai būtų pati objektyviausiai teisingiausia, nėra. Tai šitose situacijose mums būtinas neapibrėžtumo toleravimas. Turim turėti gebėjimą būti klausime tol, kol rasim kažkokį sprendimą, kuris bent kuriam laikui bus tinkamas. Toliau mes turim turėti kantrybės, palaikyti pokalbį, diskutuoti, būti dialogė vieni su kitais. Mes turim turėti kantrybės pasidomėti kitais žmonėm, ypač tais, kurie man nepatinka. Čia ypač svarbus gyvenimas. Čia irgi apie neapibrėžtumą. Aš turiu toleruoti ne tik mintį, bet ir įgūdžių lygyje man turi veikti, kad man nemalonus žmogus nebūtinai yra mažiau žmogus arba blogesnis žmogus, jis tiesiog kitoks žmogus ir aš turiu turėti kantrybės pamatyti, koks kitoks. Gal tai man atvirkščiai padės atskleisti, koks aš esu labiau ir taip toliau ir taip toliau.
Čia yra atrodytų maži dalykai, bet jų suma kaip tik ir sukuria demokratinę kultūrą. Šalia kitų įgūdžių yra labai daug tokių, nežinau, ar galima jos drįst vadinti paprastais, jie gal nėra visai paprasti, bet jie iš ties skamba gana paprastai. Pavyzdžiui, įgūdis palyginti su savo patirtimi. Kas yra dalis kritinio mąstymo. Ne visas, bet bent dalis. Aš turiu turėti gebėjimą, kai matau, girdžiu kitų žmonių patyrimą, jį palyginti su savo patyrimu ir neskubėti. Kaip čia, nei labai užsidegti, nei labai prieštarauti tol, kol nepalyginau. Toliau, gebėjimas analizuoti. Tai yra pamatyti atskirus faktus, bet tada pamatyti ryšius tarp tų faktų. Ką jie kalba, kokį paveikslą jie piešia ir taip toliau. Tada gebėjimas kalbėtis įvairiom kalbom, kas nėra labai paprastas įgūdis ir mes jo neturim įgimto labai stipraus, jo reikia mokytis. Tai kalbėti sudėtingai, kalbėti paprastai, kalbėti viena kalba, kita kalba ir taip toliau. Gebėjimas kalbėtis galvoju apie jautrius dalykus. Mesgi turim temų, diskusijų, kurios pas mus net vadinamos, sako, čia kontroversiška tema. Čia ne tema kontroversiška, čia yra tema, kuri yra jautri, žmonės turi stiprias nuomonės tais klausimais. Tai gebėjimas kalbėtis apie temas, kuriomis mes turim stiprias nuomonės, taip pat yra vienas iš svarbių gebėjimų čia. Ir jų daugiau yra be abejo. Aš tavęs klausausi ir vis tiek mūsų laida yra tokia skirta daugiau mūsų tinklalaidė, mūsų bendruomeniai, tai tėvam, apskritai specialistam žmonėm, kurie susiduria su negalia, su psichosocialinė arba konkrečiai su autizmu. Jų yra įvairiausių, aš tai kartais ir tokį platesnį terminą naudoju. Bet man, kad tu pasakei, pavyzdžiui, aš kartais ir galvoju, tai kaip ta demokratija siejasi su kasdienybė, ne? Tai pavyzdžiui, tie tavo išvardinti įgūdžiai, kantrybė, pamatyti sąsajas, tas pats yra tolerancija. Taip man kartais susiję, tai yra mūsų tėvų kasdienybėje. Ta prasme, pamatyti tą ir vaikų kintaniškumą, jį priimti, toleruoti. Taip pat ir dirbant mokytojai turi pamatyti kažkaip kartais tas sąsajas, kur, sakykime, vaikas atrodo negeba, bet po kurio laiko atsiskleidžia visai kiti gebėjimai ir pamatymas tų dalykų, ne užsiblokavimas, kad tik yra taip ir ne kitaip. O tas platesnis gebėjimas, tie įgūdžiai, tai daug kur yra pritaikomi, tiek, kaip pasakoja apie pačią demokratinę kultūrą, tiek ir kasdienybėje, socialinėme darbe. Tai gal tu kažkaip gali dar turi tame įžvalgų, nes šiaip esi irgi sociologas. Jo, aš iš karto vieną, aš būna kartais patirštinu, tai jeigu dar patirštinti, pačiu tokiu labiausiai supaprastintu apibrėžimu, demokratija yra valdymo forma ar valdžia, valdymo forma šiaip, kurios vienas pagrindinių bruožų yra piliečių valia. Ir šitame apibrėžime nėra minima, kad tam tikrų piliečių, pavyzdžiui, tik protingų piliečių, arba tik išsilavinusių piliečių, arba tik teisingai mąstančių, arba tik piliečių, kurie turi mėlynas akis, arba tik piliečių tokio tai ūgio, svorio, socialinio statuso ir čia galiu toliau lyties ir taip toliau ir taip toliau ir taip. Piliečių valia. Ir čia yra pamatinė prielaida, kuri mano galva, ji ne demokratijai reikalinga, ji reikalinga šiaip kokybiškam žmonių, ieškau žodžio, bendrabuviui, ne kažkokiam bendram buvimui ir darbui. Tai yra supratimas, kad žmonės tai skirtingi ir norai mūsų skirtingi, mąstymai mūsų skirtingi, požiūriai mūsų skirtingi, vertybės mūsų, galybė dalykų yra skirtingų ir vis dėlto mes turim, dėdami pastangą kalbėtis ir būti kartu, suprasti, kad nuo to, kad mano norai skirtingi, jie nepasidaro svarbesni, labiau dominuojantys ar dar kokie nors. Jeigu šitaip darosi, mes judame iš demokratijos į visai kitas valdymo formas, kur mums tikrai nepakeliui. Bent, man taip atrodo. Ir lygiai tas pats čia. Jeigu žmogus vien pagal savo mąstymo ypatumus, galios negalios klausimą, galų gale neuroįvairovę, pradeda būti priimamas kaip mažiau svarbus, arba jis pradedamas, arba jį pradedama priimti kaip mažiau svarbi vien todėl, kad yra sunkiau organizuoti, pavyzdžiui, paprastas buitinės demokratinės procedūras, kaip štai rinkimus. Tai yra demokratijos pažeidimas.
Ir aš gana aistringai ir audringai dalyvauju diskusijose, kai vyksta šitomis temomis diskusijos, nes mano galva viena iš didžiausių pagundų, kurią aš pastebiu, šičia būna nukrypti, bet jūs įsivaizduokit, šitaigi taip brangiai kainuoja. Tai ir turi brangiai kainuoti. Tokia yra demokratijos kaina. Jeigu mes norim išlaikyti šitą principą, jis turi brangiai kainuoti. Jeigu jis pigiai kainuos, tai niekam jis nebus įdomus. Vienas dalykas. Kitas dalykas – siekis ieškoti būdų, kaip lygiai tokią pačią kokybę išgirsti visų piliečių, vėlgi nepriklausomai nuo jų galios negalios, valią, išgirsti jų patirtį, išgirsti jų norus ir ne tik išgirsti, bet į juos atsižvelgti, kaip į svarbius, mano galva yra svarbus ne tik demokratiniai kultūrai. Čia yra bendrai gyvenimo kokybei, priėmimui žmonių, viskam. Ir tai yra, mano galva, ieškau žodžio, keistai gali nuskambėti, bet tam tikrą prasme, geras, prasmingas iššūkis ir puikia praktika. Mes turim silpną gebėjimą toleruoti skirtumus. Mano galva, čia yra nemaža dalim posovietinė trauma, įprotis. Mes išmokę saugodamiesi būti vienodi. Gink Dieve nebūt skirtingų, nes skirtingas reiškia, kad tu būsi pastebėtas. Totalitariniai sistemoje, ypač sovietinėje sistemoje, jeigu tu kitoks ir būsi pastebėtas, tai klius. Vienaip ar kitaip tau klius. Bet tada žmonės, aš labai apibendrinu žinoma, bet vis dėlto gana didelis kiekis žmonių yra išmokę nebūt pastebimais. Ir iš čia atsiranda mūsų įprotis pradėti manyti, kad dėl to žmonės turi būti vienodi, bet netiesa visiška. Kitas momentas, kurį labai noriu čia paminėti, kad tiesą sakant, sveikai ir sveikai veikiančiai demokratijai įvairovė yra svarbi. Ir jinai yra svarbi kaip tik dėl to, kad piliečių valioje neuždominuotų tam tikrų piliečių valia, kad joje būtų įvairovės. Skirtingo amžiaus, skirtingos lyties, skirtingos socialinės būklės ir statuso, skirtingom lygom sergančių, skirtingus norus turinčių, skirtingų politinių pažiūrų ir taip toliau, skirtingų kultūrų. Kaip galima daugiau skirtumų? Kodėl? Todėl, kad iš ties tada mes galime surasti sprendimus, kurie yra įvairesni, įdomesni, labiau turtingi, o ne šabloniškai žinoti visas tiesas 10 metų į priekį. Tai tas iš ties yra praktinis pratimas pamatyti, kad įvairovė yra beveik begalinė ir jinai svarbi, o ne jos bijoti labiau. Aha, jinai svarbi, bet ir kelia tada iššūkį tame susikalbėjime, tame, gal nežinau, išgirdime. Tai kaip išgirsti visus, kaip, nes gali klausytis, bet negirdėti. Tai ir tu mokai, kaip sakant, čia toks irgi vėl net gal su mokymu susijęs, truputėlį klausimas, kaip sakei, kad neįmanoma suaugusio nieko išmokyti, reikia, kad jis norėtų išmokti, taip. Tai kaip čia sužadinti tą visą procesą, kad žmogus iš tikrųjų norėtų praplėsti tą savo ribas ir būti toj neapibrėžtoj demokratijai. Aš čia tokią keistą idėją pasakysiu. Aš nežinau, nesu tikras, ar jinai tikrai siejasi su demokratija. Man taip atrodo, bet ar tikrai taip yra, aš nežinau. Man atrodo, net gal plačiau kalbant, ne tik demokratijai. Man atrodo, kad žmonės apskritai ir suaugę specifiškai mokosi to, kas jiems pasidaro įdomu. Ten, kur nukrypsta dėmesys, ten, kur eina smalsumas. Ir tada aš galvoju, vietoj to, kad moralizuoti, aiškinti arba apibrėžinėti taisyklės, kartais, o šiaip mano galva gana dažnai, ne tik kartais, daug įdomiau yra atkreipti dėmesį į patį veiksmą ir neaiškinti, kaip jis turi įvykti. Ieškau greito pavyzdžio. Pavyzdžiui, vietoj to, kad aiškinti, kas yra drausmingas elgesys mokiniam mokykloje, gal geriau atkreipti dėmesį mokinių, pasmalsauti, kaip jie patiria tą elgesį ir kas jiems iš to elgesio atrodo prasminga, svarbu, brangu, pavojinga, jautru ir taip toliau. Kitaip sakant, eiti ne per aiškinimą, o eiti per domėjimąsi. Ir demokratijoje lygiai tas pats. Man atrodo, vietoje to, kad rūšiuoti žmonės į normalius ir nenormalius, ir aš čia daug pavojos, mes visai neseniai kalbėjomės apie tai. Čia tie yra vatnikai, anie yra runkeliai, treti yra dar kokie nors ir kai taip dairaisi, tai normalių nebelieka. Bet vietoj šito rūšiavimo gal geriau ar naudingiau pasidomėti, kokia patirtis yra
iš kurios kyla tam tikras elgesys arba iš kurios kyla tam tikras matymas, nuomonės, pasaulėžiūros ir taip toliau. Ir išties išgirsti tą patirtį. Ir išgirsti nereiškia jai pritarti. Šitas dažnai painiojama. Aš neturiu pritarti, man reikia tik tai išgirsti ir suprasti, kad taip, jeigu aš turėčiau tokį pat patyrimą, kažin kaip čia būtų. Man nereikia patikėti tuo, aš turiu galbūt kitokį visai. Bet pirmą išgirsti, o ne aiškinti, kad, taip yra normalu, o šitaip yra nenormalu. Tiesą sakant, man atrodo apskritai, demokratija yra mokymasis ilgas, kantrus mokymasis, kad kas normalu, visų pirma, nuolat keičiasi ir antra, mažai kas žino, kas tas normalu. Mums visiems atrodo, kad mes žinom, kas normalu, nes paprastai, kai galvoja apie save, tai supranti, kad normalų žmonės kažkaip taip turėtų elgtis. Aš čia juokai sakau, bet išties ne. Išties žmonės, kurie turi tokį patyrimą, taip elgesi, bet kiti elgesi kitaip. Tai demokratija yra kažkuria prasme mokymasis, kad būkim atsargūs su normalumais. Nes labai nežinia, kas tas yra normalumas. Aš čia konkrečių pavyzdžių pasakyčiau ir net su jūsų bendruomenė besisiejančių. Ilgą laiką žmonijos istorijoje buvo kuo nuoširdžiausiai tikima, kad yra tokia liga kaip isterija. Būdinga kažkodėl tai moterim ir labai ilgą laiką ji buvo aprašyta vadovėliuose, ji buvo diagnozuojama, gydoma labai keistais būdais taip toliau. Ir tada vieną gražią dieną ji dingo. Ne taip, kad per vieną dieną, bet dingo tiek, kad dabar, jeigu kam nors pasakysi, kad čia yra isterijos diagnozė, tai būsi išjuoktas ir labai gerai. Kitaip sakant, tai, kas ten buvo tuo laiku labai aišku ir normalu, nebėra taip. Ir labai daug dalykų šitaip keičiasi. Vėlgi, ilgą laiką ir tebėra, sakykime, koks nors hiperaktyvumo ir dėmesio sutrikimo sindromas. Ir jau yra šalių pagaliau, ir jau aš matau nemažai diskusijos, ar išties tai yra sutrikimas, arba kas turi būti, kad jį laikyti sutrikimu, o kur yra tiesiog, kaip čia, kupinas emocijų, aktyvus, smalsus ir itin judrus vaikas. Ir kaip tu čia dabar vieną nuo kito atskirsi, kad kitaip sakant, kai mes pradedam šnekėti apie normalumą, normas ir rėmus, paaiškėja, kad atidžiau pažiūrėjus gana daug žmonių į tuos rėmus netelpa. Ir kad to normalumo toli gražu nėra tiek, kiek mes įsivaizduojam. Ir čia yra vienas iš demokratijos bruožų. Jis, aš taip pat suprantu paradoksaliai, dalį žmonių gąsdina. Nes dalį žmonių yra baisu suprasti, kad o ką jeigu akivaizdaus, lengvai apčiuopiamo normalumo, ypač tokio aiškaus ir paprasto nėra. Tai rūkštelė, ką tada reikės daryti. Man atrodo, čia dėl to ir vyko ten raganų medžioklė tikriausiai, ne, ir knygos buvo deginamos ant lūžų, nes kažkokia aiški pagrįsta visiems žinoma ir įtvirtinta teorija kažkada pradėjo nykti iš pasaulio. Tai mes tame irgi dažnai šnekam, kad ta mūsų neuroįvairovė tai nėra tik tai mūsų grupės neuroįvairovė. Apskritai žmonija yra neuroįvairovė. Ir kad tai nėra, kad kažkas tai čia staiga atsirado, tiesiog tai yra kažkokie procesai, kurie vieni ateina, kiti išeina ir viskas keičiasi. Tai kaip ir su ta pačia demokratija labai reikia priimti tą tokį, kad nėra vienos tiesos ir tą pačią tiesą kartais mato visi iš skirtingų kampų ir per savo supratimą ir savo įbatai, kuriuos yra įstoję, tai yra tą savo patirtį, kokią turi. Čia dar vieną mintį atitardamas pasakysiu, šiek tiek patirštindamas. Yra toks istorikas Timothy Snyderis. Jo viena labai stipri mintis man įstrigusi savo vieno iš paskutinių knygų apie laisvę. Vadinasi, mini šitą, kad yra šalių, kurios savo laikyseną, kaip čia pasakyti, formuluoja praeities politiką. Savotiškai. Nesavotiškai. Praeities politika reiškia, kad jinai remiasi keliais tokiais baziniais vertybiniais teiginiais. Anaiptol jie nebūtinai turi būti teisingi arba neteisingi, jie tiesiog tokie, jie laikomi pasaulėžiūra. Tai teiginiai yra sekantys. Viskas, kas geriausia jau buvo praeityje ir ką geriausio mes galim padaryti, tai atkurti šlovingą praeitį. Nerodysiu, kuri šalis, bet gana akivaizdu, kuri šalis tai vadovaujasi. Ir aš kaip galvoju apie demokratinę kultūrą, galvoju, čia irgi yra įdomus tokiam viešam kalbėjimui yra įdomus taškas, nelygų, ką mes laikome demokratiją, ar kažką, kas yra seniai išrasto, labai gerai veikiančio, šlovingo ir ką reikia tiesiog tiksliai nukopijuoti, atkurti ir šitai toliau gyvens, ar demokratija yra gimęs, kaip žmogus, gimęs ir augantis
valdymo būdas. Kitaip sakant, ta demokratija, kuri gimė kada tai Graikijos poliuose, yra sena demokratija, jau mums netinka. Laikmetis pasikeitė, daug kas pasikeitė. Tai mums reikia ieškoti demokratijos, nes kažkas matyti joje mums vis dar yra brangu, bet mums taip pat reikia ieškoti, ką joje toliau mes planuojam daryti. Ir jeigu šitai mes pradedam kalbėti, čia yra, tai, ką Timothy Snyderis vadina, čia yra tikslaus pavadinimas, vilties, man atrodo, vilties kultūra. Tai yra žiūrėti į demokratiją kaip į mūsų bendro buvimo ir sprendimų priėmimo ir valdymosi formą, kuri su kiekviena diena po trupučiuką, mažais žingsniukais tobulėja. Ir ieškoti savo kelių, ieškoti kelių, kaip ji turėtų augti ir taip toliau. Ir tada, man atrodo, tai, apie ką mes šnekam, yra užuominos, kuriuose pusėse aš ieškočiau kitų kelių. Viena iš jų yra, ką daryti su įvairovė, kaip padrasinti žmonės netaip bijoti įvairovės. Ir tą galima padaryti paprastais praktiniais būdais. Kitas iššūkis, ko gero, kaip užtikrinti dar platesnį, dar nuoširdesnį, dar tikresnį skirtingų žmonių dalyvavimą, su skirtingom galim. Ir čia mes kalbam ir apie neuroįvairovę, ir apie skirtingas amžiaus grupės, ir apie visas kitas negalės. Ar tikrai galima savo leisti dalies žmonių valios negirdėti, arba ją tik išgirsti ir ją neatsižvelgti vien dėl to, kad žmonės ją sunkiau formuluoja, arba neturi žodyno, arba neturi kokių nors gebėjimų, arba turi kokią nors negalę. Ne, gal kada tai taip ir buvo, negalėjom savo leisti, bet dabar tikrai mes savo galim tą leisti. Tai yra žiūrėti, kad mes pakankamai stiprus, pakankamai turtingi ir net, aš sakyčiau, pakankamai saugus, kad priimtume, tokius sekančius iššūkius. Ir kad čia ne zirzimas ir susierzinimas, kad viskas neveikia, bet priešingai, tai yra rūpestis, kad mes plėtotume, kad demokratija augtų, ji negali sustoti. Smetona irgi įsivaizdavo, kad jis demokratiškas. Tada gana daug kitų pasaulio lyderių įsivaizdavo, kad tai, ką jie kuria, yra demokratinis valdymas. Ir net labai gali būti, kad tuo laiku tai buvo novatoriška ir ties, bet dabar jau nebėra. Dabar jau mums reikia ieškoti kitokių būdų. Tai va ta ir empatija, kartais tolerancija, priėmimas, apie ką mes irgi šnekam, todėl ir šnekam, kad tai daugiau sklistų, kad vis dėlto mūsų jau ir visuomenė, gal valstybė ir ta demokratija yra jau tokia, kad galime pasirūpinti ir tai silpnesniaisiais ir netgi ir parodo, kiek yra stipri valstybė, kiek geba įtraukti tuos kitokius žmonės. Ir norėčiau dar kitų kampų šiek tiek pakreipti mūsų pokalbį. Tu ir mokai kitus žmonės, kaip mokyti demokratijos, kaip apie tai kalbėti. Tai kaip tu manai, kaip tą reikia daryti ir kokie didžiausi iššūkiai? Vieną mes jau paminėjom. Vienas didžiausių iššūkių, kad tai yra žodžiai, kurie įprastai asocijuojasi su kažkuo sudėtingu, painiu, nuobodžiu ir netikru. Žmonės dažnai reaguoja, čia lozungai. Kokia čia tau demokratija, čia pas mus taip nėra. Tai, man atrodo, ir čia iššūkis yra gana paprastas. Pradėti pamatyti ir atpažinti demokratiją visiškai kasdienėse buitinėse situacijose. Kai aš stoviu prekybos centre prie kasos, kai aš kalbuosi su savivaldybės, ten seniūnijos darbuotoja, kai aš esu klasės tėvų susirinkime, kai aš kalbuosi su kaimynu, kai aš susiduriu su kitų vairuotojų eisme ir taip toliau. Va šitose situacijose, jeigu mes atkreipiam dėmesį ir pradedam ten matyti demokratiją, aš tiesą sakant daugiau didelių iššūkių nematau. Aš čia kažkiek tirštinu. Kitas iššūkis yra, kad sunku apriepti visą gebėjimų, nuostatų, žinių, visą lauką, kuris yra svarbus. Labai daug dalykų yra svarbus. Bet laimiai tas nebūtina. Jeigu žmogaus stiprėja tam tikra nuostata arba tam tikras gebėjimas, visa kita irgi nestovi vietoje. Žmogaus išmanimas yra organiškas, jis kaip čia pasakyti, jis ne kaip knygos lentynoje, ne taip veikia. Tai šitas guodžia, kad tie iššūkiai nėra tokie sudėtingi. Man atrodo, demokratijos mokyme yra svarbus vienas elementas, apie kurį aš atskirai noriu pasakyti. Jis, jeigu taip sudėtingai žodžiais, tai sakyti asmeninį iniciatyvą. O jeigu paprasčiau sakyti, sveikam demokratiniam valdymuisi ir valdymui yra svarbu, kad paraleliai oficialiems, formaliems mechanizmams ir institutams, pavyzdžiui, savivaldybėms, ministerijoms, įvairiausioms ten komisijoms, skyriams ir taip toliau, paraleliai visam šitam veikia visiškai neformalus,
absoliučiai nesutvarkytas, chaotiškas, dar ieškau kokių nors baisių žodžių, galingas, sproginėjantis ir neapriepiamas žmonių neformalios iniciatyvos mechanizmas. Jeigu jisai yra sveikas, visais lemiamais momentais, kur kas nors aiškaus, struktūruoto, sutarto ir vienaip ar kitaip formalaus užstriks, anas mechanizmas kompensuos. Šitas veikia visiškai praktiškai. Kiekvieną kartą, kai mūsų savivalda, ministerijos, tai yra vyriausybė, Seimas padaro klaidų, o šito neišvengsi, jie dėl to nėra kokie nors blogi, čia visiškai normalus veiksmas, labai svarbu, kad būtų neformalus mechanizmas, tai yra realiai veikianti piliečių valia, nevyriausybinės organizacijos, ne tik nevyriausybinės organizacijos jau irgi yra tam tikra prasme formalios, josgi yra jau sukurtos, bet taip pat neformalios grupės, žmonių dėmesys, žmonių gebėjimas pasišnekėti su kaimynu ir imti veikti. Jeigu šita sistema veikia, tai anos mano minėtos klaidos bus pastebėtos ir koreguojamos. Mano pavyzdys gal toks mini pavyzdys. Vilniaus 30 minučių bilietas. Dabar pasakyti, kuri institucija atkreipė dėmesį ir jį atstatė, būtų netikslu, nes ne institucija. Visų pirma, kilo nuostabos ir tada pasipiktinimo banga būtent iš neformalių grupių ir atskirų piliečių. Ir laimiai, kad tie piliečiai ir tos neformalios grupės turi, kaip čia pasakyti, pakankamai ryšių, pakankamai įrankių, pakankamai gebėjimo kalbėtis, kad jų balsas sustiprėjo ir padarė savo darbą. Jokia formali institucija netkreipė į tai dėmesį. Ir čia daugiau galima būtų tokių pavyzdžių. Mano galva, mokyti žmonės veikti savarankiškai, susiburiant, neformaliai ir nekvaršinant savo galvos dėl formalių struktūrų, yra vienas iš didžiausių iššūkių. Nes mokyti šito yra gana keistas veiksmas. Jis kartais gali atrodyti kaip tam tikras, tarsi tu kritikuoji šventus dalykus, išties šventus dalykus, svarbius dalykus, tai yra, pavyzdžiui, visuomeninius institutus ir taip toliau. Ne, čia šituo darbu mes jų nekritikuojame, mes tiesiog suprantam, kad jiem reikia atsvaros, jiem reikia alternatyvos, jinai labai svarbi. Jeigu ji yra, ji suveikia. Visi rimti mūsų istorijos lūžiai yra įvykę kaip tik dėl šito sukaupto gebėjimo, potencialo, nežinau kaip jį pavadinti. Sausio 13, sąjūdis, galybė reiškinių. Aš tas klausausi, aš sutinku su tavim, bet man tuoj kyla ir žinau, ką mano bendruomenės nariai klausosi. Tai dabar tu čia žinot, kiek mes raštų savivaldybei prirašėm. Arba žinot, kaip tam vaikui, pavyzdžiui, mokytojai pasakyti, kad, pavyzdžiui, tu jį ten įžeidai ar pažeminai. Nes, tai yra kaip ir neliečiamas statusas yra mokytojas. Kartais toj kasdienybei, kaip, susidūrus tokiam situacijom. Kaip kartais gal, pavyzdžiui, tikrai mūsų bendruomenė dažnai patiria tą nusivylimą ir tą įskaudinimą, nes susidūrus su tom institucijom, aš suprantu, tu sakai, kad vienas ne karys ir subūrus bendruomenę, tu jau kažką turi tą iniciatyvą galia didesnė. Bet vis dėlto, mes lietuviai tokie kantrus, ne prancūzai, nedeginam, nedaužom. Kantrumas čia tikrai nepadeda, čia nekantrumo, čia priešingai iš tikrųjų reikia nekantrumo. Kažkuria prasme, labai tiesioginė prasme, čia nekantrumo. Aš už tai kartais juokais sakau, bet pastebiu, kad vis mažiau tą sakau juokais ir vis rimčiau sakau, kad šiaip demokratijai įžūlus piliečiai yra geriau. Ir kantrus piliečiai demokratija yra blogai. Ne, blogai gal ne tas žodis, pavojingi, grėsmingai yra turėti daug paklusnių piliečių. Bet aš vieną noriu aspektą pasakyti. Čia nėra tik bendruomenė, tai yra gebėjimas veikti. Ir aš jeigu žiūriu, taip, gal ne pats tinkamiausias pavyzdys, bet aš kad iliustruoti šitai. Sakykime, Lietuvos vyriausybė ir Lietuva kaip valstybė per savo formalias veikimo formas iš ties Ukrainą remia labai daug. Bet tikrai nei pusė tiek, kiek remia absoliučiai piliečiai grinai savo iniciatyvą, be jokių formalių, tai yra ten paprastai formalios struktūros apiforminamos tik tiek, kiek jų reikia. O toliau vyksta absoliučiai neformalus veikimas. Ir aš kartais savęs klausiu, kaip čia išeina, kad štai Ukrainą mes sugebam taip remti ir teisybės dėliai ir savo viduje tam tikrais klausimais mes sugebam šitaip veikti. Žiūrėkit, nepatiko vyriausybė nauja ir susirinko žmonės, daug žmonių susirinko. Ar pakankamai, čia kitas klausimas, bet susirinko, negali sakyti. Toliau kyla kokia nors diskusija ir atsiranda žmonių.
Bet aš taip pat pastebiu, kad yra visai eilė klausimų, kuriais, kaip jūs teisingai sakot, neatsiranda pakankama. Tarsi sakyti, kad žmonėm nerūpi, negali, bet veiksmas neatsiranda. Ir mano galva, čia kaip tik mes matom tas dalis, kur šitas gebėjimas neveikia arba kur šitą gebėjimą silpnina kitos aplinkybės. Ir jūs vardinot kelias aplinkybės. Pavyzdžiui, man šiaip atrodo, kad piliečių santykis su mokykla Lietuvoje yra nesveikas. Nesveikas ta prasme, kad jinai yra išties kaip institutas ir kaip institucija perreikšminta. Pavyzdžiui, Lietuvoje gėdinga, netgi gali susilaukti rimtų pasiekmių, jeigu sakysi, kad mokykla kažkuria prasme tėra, ne tai, kad tėra, bet yra paslaugų institucija, paslaugas teikianti institucija. Ne, mokykla yra kažkas švenčiau. Nesiginčysiu, turbūt. Aš sutinku, kad tai nėra tik šitaip. Bet ar dėl to ją reikia taip sureikšminti, nežinau. Ar dėl to mes negalime kaip piliečiai, kaip tėčiai ir mamos, kaip mokiniai, kaip visi kiti susiję su, vienaip ar kitaip tiesiai susiję su mokyklomis, turėti nuomonę ir norų? Ar mes negalime turėti savo matymą ir juo dalintis ir tartis? Nežinau. Vat šita dalis. Yra daugiau klausimų, kuriais sunkiai gaunasi šitas kalbėjimas. Tai aš čia bijočiau surasti vieną paaiškinimą, man atrodo, čia yra daugiau paaiškinimų. Kartais žinių pritrūksta, kartais jautrumo pritrūksta, kartais drąsos pritrūksta, kartais įžūlumo, kartais dar ko nors pritrūksta. Bet iš principo tą gebėjimą stiprinti, man atrodo, svarbu. Ir dar yra viena dalis, kad labai svarbu, kad su tam tikromis institucijomis arba tam tikrais klausimais susiduriant, reikia nepamiršti, kad žmonės turi ir ieškau žodžio, tokį bejėgiškumo jausmą, ar neviltį susikuriančią ir dalis jos nėra kažkokia išsigalvota. Sakykime, bendrauti nereikia savivaldybės, su kokia nors formalia institucija bendrauti raštais yra ilgas kančių kelias, labai nepaprastas. Ir jis neveltui toks yra. Mano galva, jeigu jau mes kalbam apie demokratijos mokymą, čia mums reikia mokytis būti gudriais. Ir pasverti, kuriuose vietose reikia atkakliau daryti tai, ką darau, pavyzdžiui, atkakliau bendrauti raštais, o kuriuose vietose reikia veikti visiškai kitų būdų. Pamiršti tuos raštus ir, kartu pasidaryti tai, ko mums reikia. Ir tada pareikalauti, išties jau tada pareikalauti, kad šitaip taptų norma, pripažinimu ir dar ką nors, nes mums reikėjo, mes niekieno neprašyti patys pasidarėm, mes šitai turim ir norim, kad dabar šitai būtų pripažįstama ir palaikoma. Ir aš matau pavyzdžių jau tokių nedidelių, negali sakyti, kad taip Lietuvoje nevyksta. Vyksta, ar pakankamai daug čia, kaip visada, norai didesni, bet man regis ieškoti ir mokytis tokių veikimo būdų yra svarbu. Aš kažkada kalbėjausi, galvoju, jeigu jau neveikia jokios kitos formalaus bendravimo priemonės, tai gal galima tiesiog atsisakyti. Tikrai suprantu, kad ne visur. Čia ne taip viskas paprasta, bet kai kur galima. Ir man atrodo, jeigu tokie būdai atsiranda, jie vėlgi gydo demokratijos kultūrą, ji darosi sveikesnė. Tai yra institucijos, formalūs institutai, formalios organizacijos taip pat paima pamoką, kad kartais piliečiai nebūna pakankamai kantrus. Ir jeigu ilgai delsi, gali būti tapsi nereikalingas. O nereikalingus paskui būna uždaro. Bet čia šitas mechanizmas taip pat veikia. Na ir gal pabaigai norėčiau dar kažkaip paklausti, tai jeigu mūsų klausytojas galvoja, o ką aš galiu padaryti, kaip žmogus, ką ši tema nebūtų tik kalbos, bet ir kažkoks veiksmas, kaip tu pasakai, kaip jūs susibūrėt, pavyzdžiui, ir patys nusprendėt apsižiūrėti, kur čia gali būti, pavyzdžiui, slėptuvė pas jūs, ne bendruomeniai. Kažkokį tokį pavyzdį praktiškesnį arba tiesiog mintį pamestų mūsų klausytojam ir galbūt kažkokią iš mūsų bendruomenės, jeigu galėtum kažkaip įsivaizduoti. Aš vis vengiu receptų, bet galvoju, gerai, gal kartais receptai. Tai aš sakyčiau 3 dalykus. Pirma, megzkit ryšius. Kuo daugiau ir kuo įvairesnių žmonių aš tiesiog susiduriu ir pažįstu ir galiu pasikalbėti, nebūtinai aš juos visus turiu vienodai mylėti, vienodai jie man patiktų ir ne tame esmė. Esmė turėti kaip galima platesnius ir tankesnius ryšius. Ir aš kartais juokais, kai sako, tai ką tu čia turi galvoje, sakau, apsidairyk aplink save,
pastebėk žmonės, kurie yra aplink tave ir su kuriais tu niekad, dėl kokių nors aplinkybių neturėjai progos pašnekėti ir pašnekėk su jais. Užmėg su jais ryšį, ranką paspausk, pasisveikink, vardais pasidalink, apie gyvenimą, ūkį, bites pasišnekėk, va tokie dalykai, megzt ryšius. Tai yra kraštutinai svarbu. Antras momentas - atidaryti ausis, akis ir kitas juslės ir dairytis, kas aplink tave vyksta. Ir neskubant, kantriai dairytis, kas aplink mane vyksta ir laikas nuo laiko, besidairant, užduoti savo klausimą, kągi aš čia matau. Tai yra ir kokius ženklus pastebiu, ir ką jie man reiškia. Kodėl? Todėl, kad čia yra kritinės sąmonės pamatai. Aš turiu pradėti matyti ženklus ir uždavinėti savo klausimą, ką visa tai man kalba. Ir pasitikėti šito savo matymu. Tada, kadangi jau aš turiu didelį kiekį žmonių ir įvairų tinklą ir pastebiu ženklus, tai trečias dalykas yra megzti dialogą. Tai čia moksliškai. Paprastai kalbėti su žmonėm apie tai, ką aš pastebiu ir kas man svarbu. Ir girdėti, ką žmonės pastebi ir kas jiems svarbu. Ir manau, kad mums tiek užteks. Šituos 3 dalykus, jie yra, ir į visus 3 juos nereikia žiūrėti kaip į kažką, kad dabar iki šiol aš gyvenime šito nedariau, o nuo dabar pradėsiu daryti. Tai yra dalykai, kuriuos vienokio ar kitokio dydžių mes visi darom. Bet kažkur save sulaikom. Tai mano kvietimas daugiau savo laisvės čia duoti. Daugiau, ir gal net ne tik laisvės, gal net momentais tai priimti trupučiuką kaip iššūkį. Matau kažkokį žmogų, kur, 22 kartą vakare pasivaikščiodamas aš jį sutinku. Kodėl man dabar, pavyzdžiui, prie jo nepriėjus, nepaklausus vardo, neprisistačius, kad aš čia gyvenu, pastebiu, kad jūs čia vaikštot. Jau bus ryšys. Kas iš jo bus, nesvarbu. Mums nereikia šito aiškumo. Bus. Kas nors bus. Ir tada aš vėlgi matau ženklus ir dalinuosi. Tai turėti ryšius, atidžiai žiūrėti, ką aš matau ir ką man tai reiškia, ir šituo dalintis ir girdėti kitų žmonių, ką jie mato ir ką jiem tai reiškia. Ir man atrodo, čia jau demokratijos sveikatai turėtų stipriai į sveikatą išeiti. Jau čia tas pastebėjimas ir tyrinėjimas jau toksai turėtų būti įgūdis. Toks su šita praktika, ką tu papasakai, jau atsirastų įgūdis, kas tikriausiai ir praplėstų ir tas tolerancijos ribas ir daugelį kitų mūsų ribų, nes kartais ir pamatom, kaiminystėj tą kažkokį kitokį žmogų, tai net ir gal specialiai jo vengiamo, jį užkalbinus. Jo, ir dar viena mintis, tolerancijos ribas labai smarkiai ir ryšių mezgimas pakeis. Nes mes turim, kaip čia pasakyti, tuščia mūsų galvoje vieta nebūna. Tai jeigu aš matau žmogų ir nieko apie jį nežinau, tai šitą tuščią vietą mano vaizduotė užpildo. Tada iš kažkokių kitų požymių, iš išvaizdos, iš nuogirdų, iš dar ko nors. Šitie dalykai kaip taisyklė būna labai netikslus. Kai aš užkalbinu žmogų tiesiai, ta vieta, kuri buvo užpildyta vaizduotės vaisiais, nebūtinai tiksliais, jinai tikslėja. Aš pradedu turėti tikslesnį vaizdą. Ir šitas labai keičia. Aš labai nemažai žmonių pažįstu, kurie gana kritiškai, stereotipiškai ir netgi žeidžiančiai žiūri į negalią, į žmonės su negale. Aš labai mažai pažįstu žmonių, kurie turėtų asmeninį ryšį bent su vienu negalę turinčiu žmogum ir tuo pat metu žiūrėtų į negalę. Kitaip sakant, artimas ryšys labai smarkiai keičia mūsų matymą. Ir labai smarkiai keičia mūsų įsivaizdavimą, kas čia ką gali, kas ko negali, kas ką turi, kas ko neturi. Tai čia, man atrodo, ir ta ryšių dalis turi stipriai keisti. Čia labai tu taikliai pasakai, kad artimas ryšys ir keičia tą būtent visą mūsų požiūrį, supratimą ir pajautimą ir buvimą šalia. Mūsų pokalbis ir kalbėjom, kad tik neužtruktų čia jau labai ilgai, šiaip iš tikrųjų bandau aš jį kažkiek tai sustabdyti ir gal išsakyti tą paskutinę mintį ir tada Pauliui dar duosiu pasakyti, tai buvau tokia pasirašius jau net iš karto, kad demokratija nėra kažkas tolima. Tai mūsų kasdienybė. Tai kaip mes bendraujame, sprendžiame problemas, mokame klausytis ir esame išgirsti. Ir tai galima išmokti, jeigu tik leidžiame savo būti smalsiems. Kaip tu, Pauliau, dar kažką gal galėtum pridėti? Nieko nepridėčiau, čia labai tiksliai pasakyta. Labai tiksliai pasakyta. Jeigu aš pradedu matyti tuos gana abstrakčius principus, vertybės, taip toliau, kasdieniam gyvenime, tai reiškia, mano kasdienis gyvenimas pradeda darytis labiau demokratiškas. Čia, jeigu tokia žaidimo forma, ir tuo aš ir užbaigčiau, žaidimo forma, pamėginti užduoti savo klausimą, kai aš baru vaiką, tai kaip tą daryti labiau demokratiškai, arba kai aš, nežinau, ten kam nors nurodau, dėl, darbe ar dar kažkur, va tokiose situacijose, kaip aš tą galiu daryti labiau demokratiškai. Čia toks žaidimas. Jeigu galiu, pamėginu, jeigu negaliu, darau kažkaip tai kitaip. Nieko nepadarysi. Supratau, tai dėkui tau,
Pauliau, kad sutikai su manim šiandien pašnekėti, tavęs dar laukia kelionė į Kauną. Bet graži diena už lango, manau, viskas bus šaunu. Ir dėkui klausytojai, kad klausėtės ir tikiuosi šitą temą šiek tiek ir nukrypom, gal nuo būtent mūsų temos, nuo autizmo ir įtraukties. Bet manau, šitos visos vertybės, apie ką mes kalbėjom ir įgūdžiai, kas būdinga demokratijai, tai labai ir būdinga mūsų kasdienybėje, būtent gyvenant su žmonėmis, su vaikais, bendraujant kasdienybėje. Tai ačiū tau dar kartelį. Ačiū labai. Visą. Iki. Iki.